Sveiki, mėly kolegos, laida Mūsų įmonė. Sveiki, brangieji. Ir šiandien prie apskritojo stalo turto valdymo skyriaus turto valdymo juristė iš UAB Baltic Red Agnė Baltrimavičienė. Labas, Agnė. Labas. Tai tu pati pasiūlei pašnekesio temą. Pasakyk, kokia jinai. Iš tikrųjų, jūs mane kalbinot jau pakankamai senai, aš vis taip nedrįsau, bet kažkaip galvoju, nauji metai, tai turi būti ir naujos rogės, pagalastės reikia. Tai pasiūliau temą skolų ieškojimo kelias, nes mano darbo sritis su tuo susiję. Pradedant skolų valdymo, skolų ieškojimo kelią, aš pradėjau tą savo karjerą dirbant pas antstolį. Buvau pakankama labai jauno amžiaus, praktiškai po studijų. Po studijų aš pradėjau dirbti pas notarą, tačiau atėjo ta vadinama tikrai stipri ekonominė krizė, kuri įtakojo visus sandorius ir sustojo visas nekilnojamo turto pardavimas. Žmonės tiesiog laikė savo pinigus, niekur neišleido, tad aš pradėjau galvoti, kad reikia nestovėti toj vietoj, reikia judėti į priekį ir staiga gavau pasiūlymą. Dekanė sako, ieško, Jonavos mieste antstolė ieško darbuotojo, gal tu norėtum pabandyti. O kas tavyje, kas čia per tokią nuostatą, ar charakterio savybė tiksliau, kad reikia nestovėti vietoje, čia iš ko jinai taip? Gal, tėvai, aišku, man perdavė daug visų savybių, tai aš supratau, intuityviai, kad jeigu aš čia būsiu, tai stovintis vanduo tai rūksta, tai surūks. O tai veiksmais, tai ką tada reikia daryti? Kad jaunas nepradėtum rūkti. Tai judėti prieki, jeigu tu matai, kad darbe sandorių nėra, tvarkau aš archyvą, jau archyvas visas sutvarkytas, aš ateinu į darbą, tą kavą išgėrėm, jau ir aptarėm visas žinias ir nėra to apčiuopiamo darbo. Man tai degradacija gaunasi. Bet žinai, kaip žiūri žmonės, net ir jauni sako, o ką, tai atlyginimas tai eina? Ne, man labai tada ilgai valandos eina, aš jaučiuosi beprasmiškai, nuleisdama laiką. Tau tiesiog nuobodu? Taip, o aš jaunas žmogus, tai man reikia to, kaip pasakyti, aš jaučiu darbo alkį, reikia patirties. Tai taip ir susidėliojo labai gražiai. Iš tikrųjų, notarė net buvo ir patenkinta, kad aš radau tą kitą darbą, nes ir jinai juto, kad jau man spaudžia sienos mane, tai kaip tik apsidžiaugė, kad tas pasiūlymas iškrito toks. Tik aišku buvo keista, kad mano tėvai tai iškart išsigando, kad aš šitokią struktūrą norėsiu dirbti. Ir kadangi kaunietė esu, tai važinėti į Jonavą, neturėjau dar automobilio, tai sakau, tėti, paskolinsiu ten porai mėnesių savo automobilį. Tėtis, paskolinsiu, bet vis tiek dar tu pagalvok, jie dar vylėsi, gal aš apsigalvosiu. O jie ko bijojo? Jo. O ko jie bijojo? Žinot, žodis skolos? Antstolio apskritai kontora. Kadangi jo reikalų neturėjo, nežinojo, kas tai yra, tai tik tais kiek iš nuogirdų ir iš televizijos, kad ten vienu žodžiu ateina į tą antstolio kontorą, visi riekauja, visi keikėsi ir tie darbuotojai lieka patys kalčiausi dėl tų žmonių bėdų. Tai sako, tave vaikelį ten suvalgys. Jų reakcija buvo tokia. Aš vis tiek sakau, mama, aš jaučiu tiesiog širdim, kad ten reikia eiti ir ten bus mano tikroji patirtis. Jaučiau, kad taip reikia daryti. Ir pradėjau dirbti ten. O kaip tau susiformavo tavyje šitas žodis skolos? Čia juk yra, kaip tau pasakyti, į tą žodį suplaukia labai daug energijos ir įvairios energijos. Tai yra tam tikra sociumo dvasios dalis. Mūsų skolos atspindi mūsų charakteristikas, mūsų veidą, mūsų mimiką. Kai aš gavau tą pasiūlymą, tai aš nesuvokiau iš viso darbo su skolomis, kas tai yra ir su kuo tai valgoma, kaip tai yra daroma, kokios čia priemonės. Ar tu buvai turėjus nors vieną kokią skolą? Pati neturėjus aš jokių skolų ir tikrai neturėjau jokio žalio supratimo. Aš atėjau dirbti pirmiausia referentę, matau bylas, matau jų kiekį, jis ten stulbinamai didelis, lentynos perkrautos ir aš galvoju, kaip čia toliau vyks tie darbai. Tai pradėjau tikrai nuo tų paprastų. Tu turi
pasimatuoti visus batus, kad jau, kaip pasakyti, užsidėtum tas kurpaitės, kad jau būtum su aukštakulniais. Tai visus batus matavausi. Ir kaliošus, ir be batų vaikščiojau ten ir visaip kaip. Bet po truputį aš įsivažiavau ir antstolė pasiūlė jau būti ir jos padėjėja, nes aš pradėjau dirbti tiesiog su sudėtingom bylom, tokiom kaip ir priverstiniai iškeldinimai, ir vaikų perdavimai, ir faktinių aplinkybių konstatavimai. Įvairiausio tipo. Yra skirtumas, ar kada dirbi tik su popieriais ir kada tie popieriai persipina jau su žmonių likimais? Tai kardinaliai skiriasi. Ta prasme, ir su klientais darbas. Ir reikia pripažinti, taip, antstolio kontoroje 98% yra visi nepatenkinti klientai. Tai pirmiausia, pradėkim nuo to, kad išieškotojas ateina, pateikia dokumentą ir tikisi greit atgauti skolą. Ir jis neatgauna. Atiduok mano pinigus. Jis taip neatgauna greitai ir jis būna irgi nepatenkintas. Ir skolininkas nepatenkintas, kad iš jo mes reikalaujam. Tai reiškia, abi pusės tave spaudžia, kad tu padarytum stebuklus. Kad pinigai pas tave stalčiuje? Na taip, jiems mes bandom paaiškinti, kad čia nėra stalčių tų pinigų. Tai ir su visais reikia bendrauti, ir geruoju. Kartais reikia ir toną pakelti, ir suteikti tikroviškumo jausmą, nes jie būna tokiose fantazijose. O kaip tu ugdeisi šitą savį gebėjimą pakelti toną? Oi, ko aš tik nedariau. Tai iš pirmo, tai aš atėjau, ta prasme, su rožiniais sakiniais dirbti, aš esu jaunas teisės specialistas. Aš galvoju, kad pasaulyje yra viskas gerai. Jeigu yra priteista skola, tai tą skolą turi taigi grąžinti. Ir man tada nusėmė tie visi akiniai, kai man ateina ten klientas, gavęs raginimą ir sako, ką čia aiškini, tu ten jauniklė ir panašiai. Ir, čia pagražinau. Iš tikrųjų, kalba pakankamai, aštriau, jo agresyvių ir panašiai. Tai tuomet aš supratau, kad tai čia mano tas, jau rožinis pasaulis nėra. Čia mums reikia ir areštuoti sąskaitas, ir siūsti vykdomąjį dokumentą į darbovietę, ir areštuoti automobilius, ir turtą, ir skelbti varžytines, ir parduoti, ir panašiai. O kaip tu savyje sutvarkei šitą tą dualumą, tą pusiausvyrą įvedei? Aš pirmiausia stengdavausi atskirti darbą ir asmeninį gyvenimą. Reiškia, aš baigiau darbą, uždariau duris. Dar kol važiuoju nuo Jonavos iki Kauno, tai dar važiuoja ta 30 km mintis apie Ienę, Utę, ten Lekavičius, Jonavičius ir panašiai, nes jie per dieną tai palieka man tą savo negatyvę visą informaciją, ką jie galvoja apie mane, net kaip ir asmenį, ir apie apskritai antstolio tokią kaip struktūrą, jie daug palieka, bet aš kol davežu jau iki Kauno miesto ribos, tai galvoju, ir jūs likite tenais. Aš jau grįžau namo, viskas, čia dabar esu aš turiu savo fainą šeimą, fainą laisvalaikį ir darbas lieka tenais. Kai vėl atvažiuoju ryte, taip aš įsijungiu, pasijungiu ir visą laiką skiriu jiems, bet jie bandydavo tas liekanas palikti, bet aš jų neimdavau. Tegul pas juos ir lieka. Jo, kaip tu sakai, Ienė, Utė ir Levauskas, tas koks ten jisai, šitie klientai, jų tonas ir jų agresyvumas, ar jie padėjo tau greitai savyje subrandinti tą turtą, kad tavo šeima iš tiesų faina ir kad tai reikia saugoti ir kad tai tavo yra didžiulis tas svoris, kuris tave laikys ir neleis nukrypti į kokias depresijas ir panašiai? Tai absoliučiai taip. Tai vienas dalykas yra dirbti tokioje teigiamoj atmosferoj, visi laimingi ateinam į darbą, niekas nerėkauja, niekas nesiuntinėja į dešinę, kairę ir tiesiai. Ir tu ateini dirbti, kai to kolektyvas tai tikrai pakankamai jautrus ir fainas, nes ten ilgametės antstolio darbą dirbančios moteris, jos viską supranta. Ir tu staiga matai, kaip ant tavęs ten visai leidžia savo pasakyti ir sklaidytis, ir net ir ten policiją išsikviečiu. Tai aš ir galvoju, tai jeigu aš būčiau visada tame šiltuose pataluose, tai kokia aš būčiau įdomu šiandien? O aš esu tokia, kokia esu, nes mane jie tai šiaip ir išmuštravo. Turėti tą kietą charakterį, nenusileisti iš tikrųjų ir sustatyti visą situaciją į tą vagą, kurios man reikia. Aš tai jiems esu dėkinga visiems, nors ir sakau, buvo ten labai daug skirtingų situacijų,
Bet turbūt taip ir turėjo būti. Klausyk, žmonės dažnaigi sako, kad o kaipgi įmanoma padaryti taip, kad tu uždarai duris ir viskas apie tai negalvoji. O tu čia sakai per kažkiek kilometrų, man taip tarsi savaime praeina. Čia įtariu, ne visai taip savaime, ar ne? Kaip tu tai darai? Aš intuityviai tai darydavau. Tiesiog, tai be abejo pasidomėjau informaciją, kas dirba sunku psichologinį darbą, kaip tvarkosi. Tai internetą tai turim visi ir literatūrą ir panašiai. Pasitariau taip pat ir su antstolė, sakau, tai kaip jūs visą gyvenimą dirbate, tai kaip jūs čia tvarkotės. Tai jinai man patarimų gerų davė ir aš tiesiog vadovavausi tuo. Štai tu susidūrei su tomis skolomis. Kiek tavo vadovė, kiek tavo visa aplinka, tos, kaip tu sakai, darbuotojas, kolegės tau padėjo susidėlioti tą prioritetų sistemą, kad tau pavyktų tuos veiksmus taip daryti, kad tavo darbas eitų į priekį ir, kaip tu sakai, kad tu gautum tą patirtį, o nereikėtų kur kampelį užlindus, verkti, kad tave įskaudino kas nors. Iš tikrųjų, tai pradžioje aš ten truputį jaučiausi kaip balta varna tarp juodų, nes aš pati jauniausia buvau, moteris tokios jau su patirtim, net ir anūkų kai kurios turinčios. Ir aš toks, tikrai, vaikelis buvau tame darbe. Tik tais jau metam dėliojantis, aš iš pirmo kaupiau iš tikrųjų tą tokią teisinę patirtį būtent antstolio procedūrose. Ką reikia daryti, kokios instrukcijos, kaip viskas prasideda. Tai aš dar tokia buvau tikrai su klientais, taip jau su kas trečiu, paskui kas antru bendrauti, kad ne viskas vienu metu, nes ten pasimetimas įvyktų. Tu nežinai realiai, kaip vyksta vykdomoji byla, kaip jinai tęsiasi, tai tu pirmiausia turi sukauptą bagažą, kad jau galėtum argumentuotai, akis į akį, be jokio pasiruošimo diskutuoti apie tą vykdomąją bylą. Tai jos iš pirmo mane prisaugojo taip, o paskui jau, kaip pasakyti, paleido jau taip, jau eik, dirbk ir žiūrėk, kaip tau gausis. Tai būdavo tokių situacijų, kad aš klausdavau moterų, sakau, tai va dabar šitas šitaip išsiardė pas mus, čia mus pažemino visas, tai ką mes čia tylėsim? Jos sako, sakau, aš ne, mes netylėsim. Aš, žinokit, su pareiškimu į policiją, man nesvarbu, duos ten 40 litų baudą. Buvo litai. Bet jis gaus tą baudą ir pasakys kitiem, kad pariekavau, tai baudą paskyrė. O jeigu išeis tas skolininkas, sakys, pariekavau, tai jos čia kamputį susiskleidė visos ir galės ir tu, Petrai, Jonai, Antanai pariekaut, nes ten nieko, žinok, jos ten bailės. Tai aš vienintelė ten su tais pareiškimais biški palakstydavau. Tiesiog iš to turbūt jaunatviško teisybės ieškojimo, antstolė pritarė tam. Agnė sako, taip, ir reikia daryti taip. Gaila, aišku, to laiko, kai ateina ten policininkai ir vėl ten iš naujo klausia, kaip buvo, ką atėjo, ką padarė ir ten vėl kartoji. Bet iš tikrųjų aš tai būdavau pasiryžus, kad reikia atsakyti už savo veiksmus. Gal ir tavo tokią praktiką perėmė kolegės? Ne, aš ten buvau tas vedlys. Žodžiu, tarybinis mentalitetas. Taip, jis buvo labai įsikerojęs, todėl aš ir anksčiau paminėjau, kad ten truputį jaučiausi tokia balta varna tarp juodų, nes jos man ir sakydavo, Agne, žinok, čia jų eis ir eis eilėmis tokie, bet sakau, tai ne kiekvienas labai jau grubiai elgiasi. Būna, rėkavimas, tai mes dar taip švelniai. Kad čia rėkauja, tai tai pariekavo ir iš jo. Bet kai labai jau asmeniškai tiesiog kerta į tavo tokius, asmeniškumus, ar į tavo nesvarbu išvaizdą, amžių, lytį, kad tu ten neturėsi šeimos, ten tavo vaikai bus kažkokie, ar ten kažką, tokie, žinot, jau kaip labai jau asmeniškai, tai aš nenusileisau. Ką tu supratai, gal pradžiai suvokiai apie žmonių prigimtį, kai tu susidūrei šitaip su jų instinktais, su jų aistromis, tais jų norais turėti ir nenorėtų už tai mokėti? Tai tas buvo juokingiausia, kad aš kai atėjau į tą darbą dirbti, tai aš galvojau, kad taigi visi žmonės tai iš prigimties taigi yra geri ir vieni kitiem pakantus, negalima juk šitaip čia rėkaut, ardytis ir žeminti kitų. Iš tikrųjų netikėjau, kad tokie žmonės būna blogi net. Klausyk, o kodėl iš principo žmonės negrąžina skolų? Vienu paaiškinimu neatsakysi, yra keletas dedamųjų gal. Tai vienas dalykas tai yra netgi karto skolininkų. Reiškia, yra močiutė skolininkė, jos dukra skolininkė ir anūkai, pavyzdžiui, skolininkai. Tiesiog mentalitetas taip paveldimas iš kartos į kartą. Kolegos, skaitykite Augustino knygą. Jis daug dėmesio skiria apie kartų bendrą dvasią. Taip.
Pasirodo, štai net jinai ir per skolas persiduoda. Taip, ir apie tarybinį tą patį mentalitetą, taip, kur man viskas priklauso ir nieko aš ir jūs privalot manimi rūpintis. Taip. Ir labai gaila, net jie, pavyzdžiui, nežino, ką reiškia dirbti, eiti darbą, turėti pareigų, nes daugelis skolininkų 50 kokią procentų ar net ir daugiau, jie yra nedirbantis, gyvena iš socialinių pašalpų, o kita dalis dirbantis, bet uždirba visiškai minimalę tą algą ir net dažnai keičia darbovietės, nes pasiekia mūsų tie vykdomieji dokumentai ir jiem tada atskaito iš to darbo užmokesčio, tai jie pastoviai keičia darbus. Ta žmonių, sakyčiau, karta, jie tiesiog galvoja, kad galima gauti kažkaip viską nemokamai ir pamirš gal kažkas, neteis čia su tom skolom. Buvo juokingiausia situacija, kai tokia truputį anekdotinė gal. Dažniausiai mūsų skolininkai turėdavo ne po vieną bylą. Jau jų būdavo viena ir daugiau, tai maks ką turėjau, jūs esu 20 bylų turėjau. Tiek greitųjų kreditų, tiek administracinių pažeidimų bylų ir panašiai. Bet vienas tai situacija, dabar prisiminiau, ateina vyriškis, skola irgi greitajam kreditui, bet naujas skolininkas ir dirba rimtoje įmonėje, mes skaitom rimta, tai Achema, pavyzdžiui. Achema skolininkų buvo vienas kitas, nes tikrai geri darbo užmokesčiai, viskas tvarko. Ir gavo raginimą, atvyko, tai sako, taip, aš sumokėsiu. Ir toks, matau, pasimetęs, aš sakau, ar jums viskas gerai, empatiškai tu dirbi tą darbą, jauti jo emocijas ir panašiai. Sako, tai va, pasiėmiau tą greitąjį kreditą, bet aš tai kelionę neišvažiavau, tai ką žin, kodėl ta skola? Ir dabar jis pasimetęs, kodėl ta skola. Tai aš ten bandžiau tikrai jam paaiškinti. Jis sako, dabar aš suprantu, bet iš tikrųjų net man jo tas toks kaip aptemo, jam neatsakyčiau. Tai aš kartais tikrai pagalvoju, kad skolininkai, jiem aptemsta kai kuriem protas, nes jie, pavyzdžiui, prisiskolina, negrąžina laiku ir paskui pyksta, bet nežino jau patys, dėl ko kartais pyksta. Tiesiog pyksta, kad yra skola. Jie nemato kokio tai pasitenkinimo iš tų pinigų, kuris turėjo būti, jie jo nerado. Matomai ir taip. Ir galiausiai tikrai aš visada jiem užduodavau klausimų, būtent kaip pas antstolį dirbau. Tai sakau, taigi gavote ir prieš tai raginimų, jau iš tos konkretus kreditorius yra, nesvarbu greitasis kreditas ar bankas, ar taigi ir komunalinių paslaugų kreditoriai ir panašiai. Taigi gavot prieš tai raginimą. Vis tiek tenais gavot informaciją, kad laiku neapmokėjus kreipsis ar į teismą, kreipsis į antstolį. Gavau, bet galvoju, gal kažkaip. O kaip tau atrodo, kai tu pradėjai dirbti tokioje sistemoje ir įsitvirtinai į tą sistemą, pavadinkim taip, struktūrą. Ir visa sistema veikia taip, kad jinai lyg pritaikyta prie šito mentaliteto, kad žmonės imtų greitus kreditus ir tau visą laiką paburia, kad greitai tai čia labai lengvai, o apie tą gavimą, lyg tai grąžinimą, labai greitų tekstų susako, ten greitą kalbę, žinai, kad prisimat finansinę atsakomybę. Ir žmonės iš to, kad labai nori, jiems neužtenka jėgų arba kitaip sąmoningumo susidėlioti, kaip jie tai grąžins. Žinai, kaip sako jauni, kaip nors. Ką tu iš to pamatei? Tai aš, kai dar dirbau, tai ten buvo iš vis dar tokia nepažabota ta visa greitųjų kreditų sistema. Dabar jau jinai yra tikrai žiūri kreditingumą ir netaip lengvai jau net ir tuos greituosius gauni. Truputį pasikeitė visa įstatyminė ir bazė, o aš dirbau tuo grinai pikiniu laiku, kai kas norėjo, tas gavo, bet kuriuo metu SMS žinutė, naktį, dieną, ten šis, jokios tokios patikros kaip ir nebuvo. Tai buvo masinis tas tikrai greitųjų kredito ėmimas. Ir aš vis tiek... tuo pačiu ruošia žmonės, kurie išmušinėtų iš jų tos grąžinimus, taip? Tų išmušinėtojų tai visais laikais buvo. Kiek jis nepakito, ta prasme, antstolio kontora dirba savo teritorijoje, tai jeigu toj teritorijoje yra kiek skolininkų, paskirsto per kelis antstolius tas bylas. Bet žinokit, nesvarbu, ar čia lengvai paimama, ar su kažkokia patikra, arba ten duodamas laikas dar pagalvoti, ar tau tikrai reikalingas kreditas, bet vis tiek tai kalbam apie žmogaus atsakomybę. Tai vis tiek viskas sugrįžta į tai, kad kaip jis atsakingai žiūri į savo veiksmus. O kaip tu matai, kas čia per vidinis procesas, juk jisai apima ir išorės veiksmus, kaip atsakomybė?
kas čia yra iš mūsų reikalaujama toks elgesio, požiūrio būdas turėti atsakomybę. Taip, aš visada esu, nežinau, ir pati esu atsakinga. Man atrodo, kad aš atsakinga. Jeigu susitariu, reiškia, turiu įvykdyti. Jeigu kažkas nepavyksta, turiu pasakyti, kas man nepavyko, ar ten reikalingas kažkoks terminas papildomai, bet žodžio laikytis. Tai man tai kažkaip šventas dalykas žodžio laikytis. O iš kitų, be abejo, kad aš reikalauju ir iš kitų atsakomybės, bet tai nedirbčiau toj srityje. Jeigu visi būtų atsakingi, aš darbo neturėčiau. Man net vienas skolininkas, ne vienas, keli sako, bet jūs žiūrėkit, jūs džiaukitės, kad mes esam. Jūs ant duonos turit. Ir aš iš pirmo taip galvoju, kaip jis čia sako, bet jis teisybę sako. Kokią tu patirtį ir ką tu kaip, pavadinkim, ką tu išsiveži iš Jonavos? O iš Jonavos aš galvoju, išsivežiau tiesiog suformavo mane kaip specialistą, pasakysiu paprastai. Nes jeigu būčiau dirbus su paprastom bylom, tik prie stalo, kaip sakom, tik su popieriais, nevažiavus į objektus, į įvykio tas vietas ir panašiai, tai turbūt, neturėčiau aš to tokio stuburo, kurį dabar turiu. Jis, nei didelis, nei mažas, bet tiesiog aš turiu, savo stuburą. Padėjo man ta Jonava iš tikrųjų kaip tokį impulsą, kad einu tinkamą linkme, aš esu ten, kur man patinka, kad tai nėra malonu, tai taip, bet jau man tai malonu, nes man patinka tas darbas tiesiog. Ir iš Jonavos išsivežiau tą patirtį, kaip tai veikia priverstinai ir labai norėjau kažkaip tas žinias pritaikyti ir apversti į visai kitą pusę, tai reiškia iki teisminis skolų išieškojimas, kai tu bendrauji geruoju, nes pas antstolį tai tu turi priemonės, priverstinai viską vykdai. Nebeklausi, ar gal jūs galėtumėt sumokėti jau skolą, jau čia laiko praėjo, kada sumokėsit? Ne, ten mes neklausinėjom. Jau pati įstaiga diktuoja, kad tai. Tiesiog mes taikom priemonės, bet nepamirškim, kad net ir pritaikius priemonės, nėra ką paimti. Visos sąskaitos areštuotos, socialinė gauna tik pašalpą, ten turto neturi, nedirba ir panašiai. Bet mes taip juokaudavom, bet skolininkas tai gyvas. Tai reiškia gyva ir skola. Reiškia, yra galimybių. Tada jau aš bandydavau, ir tokios užuomazgos ir buvo tame darbe, aš jau bandydavau tada tą geruoju persukti ratą. Kad jau aš kažkaip pašvelninu toną, paaiškinu skolininkui, kad ta padėtis yra pakankamai sunki. Bet jeigu po kokią 30 litų per mėnesį jis pervestų, tai jau sumažėjo skola. Ir aš ten juos, žinokit, prikalbindavau. Tai vieną, tai kitą, tai trečią ir 56 ir jie ten kapsidavo. Bet nors realiai aš neturiu priemonių. Edukacija. Tokia, kad, tai geruoju, nes aš žinau, kas ten kokiais grybais prekiauja, grybai brangus ten būna sezono metu, kas uogauja, uogos brangios. Tai aš ten ir kai per pietus pasivaikščiodavau, tai ten sutikdavau aš jų daug. Tai aš matau, ką jie veikia, ką jie daro, su kokio mašino važinėja. Tai aš ten bandydavau tokį paspausti moralinį mygtuką labiau. Tai tu iš Jonavos, kur persinešiai visą tas? Persinešiau į privatų tada sektorių, jau dirbau su nuomavo aukštuminę įrangą, įrankius ir dirbau toje įmonėje jau su klientais, nuomininkai. Baltic Rede nuomojamos patalpos, o aš dirbau įmonėje, kur nuomoja įrangą, įrankius. Įrankiai tai, statyboms skirti įrankiai, o aukštuminiai, tai reiškia visi bokšteliai, keltuvai, ten tie, kur pakelia į aukštį. Tai ten dirbau ir su juridiniais asmenim, ir su fiziniais asmenim. Dirbau apie 3 metus. Bet ten jau ta praktika buvo visai kitokia, jau ten jau buvo tokių neigiamų jau. Nereikėjo į bokštelį lipti, išsimušti. Ne, į bokštelį, bet atjungt bokštelį aš atjungiau. Buvo sulipę žmonės, nemokėjo ilgai, tai mes nuotoliu paėmėm ir atjungiam. Tada direktorius pervedė skolą ir nuleidom tuos. Žinokit, visos priemonės yra pateisinamos. Palauk, bet jau čia kriminalinis veiksmas. Tai jums dabar taip atrodo, mum irgi tuo metu. Tai žmonės palikai bokštelį. Jokauju, viskas ten buvo gerai, mes ten spėjom, ten pabuvo 5 minutės, minimaliai stresiukas, žinokit, labai gerai veikia. Jūs parodėt, kad eisite šituo keliu. Taip. Čia kaip krikštatė viskas. O čia tu pati sugalvojai? Mes pasitarėm tokią vienas mintį, tai kaip čia, tai gal įrangą reikia atjungti nuotoliu, tai gal naktį, kokią naktį, sakom, tai kad jau neveikia nei skambučiai, nei ką.
ryte, kaip bus su... Mario Pjūzo, žinai, kaip sakydavo krikštatėviai, aš turiu jums pasiūlymą, kurio jūs neatsisakysit. Tai va, tai žinokit, čia humoras, bet čia yra gyvenimas, realiai, taip ir reikia daryti. Ir dabar, pavyzdžiui, darbe mes irgi situacijų tai būna įvairių. Mėgui, gal irgi atjungia? Papasakok, nors kas, kokių tokių. Nu, yra įvairius. Mes niekam nesakysim. Aha. Nu, pavyzdžiui, irgi yra nuomininkai nevykdo mokėjimų. Arba nedamoka einamųjų mokėjimų, kaupėsi skola ir bando mes gražiuoju ir susitikė ir visi čia šnekėjo, visko prižadėjo, nu nevykdo ir viskas. Sakau, atjunkime tą elektrą. Nu ateis į darbą, nėra elektros. Bus priversta sumokėti, bus. Kriminalas. Žiūrint, iš kurios pusės čia kriminalas. Jeigu mes prieš tai jį informuosim, imsim taktinį ėjimą, kad arba tu mokėk, arba neturėsi elektros. Tai koks čia kriminalas? Ar teko išbandyti? Ten buvo biški techninių tokių kliučių, tai gazdinom, bet neatjungiam. O aš tai manau, kad gali būti, kad perspektyvų ir reikės. Ir atjungsim. Reikia su kolegija atsargiau bendrauti? Atsakingai svarbiausia. Ne, reikia žodžio laikytis. Reikia, man labai visada svarbu ir kai su nuomininkais, nesvarbu, naujas ar senas, mes visada irgi yra žodžio laikausi, jeigu ten, pavyzdžiui, išsidėstėm ten kokį grafiką, ne? Taigi ieškai visada išeičių, kaip išeiti iš situacijos. Mūsų nuomininkai tai yra mūsų klientai, mes turime bendrauti ir tam tikras ribas nusibrėžiam ir tikrai tu negali perspausti nuomininko, nes nuomininkas sakys, o tu čia ant galvos man užlipo, atsibodo, terrorizuoja čia mane, nutrauk sutartį ir viskas. Nu, kaip pavyzdys, čia šaržuoju gal. Tai mes su jais ieškom išeičių, reiškia, iš pirmo klausiam, ką jūs siūlot? Matom jo matymą, kaip jis mato. Nu, tai dažniausiai nuomininkai tai pasirenka tokį. Tai greitai sumokėsim, greitu metu. Kas tas greitų metų? Kaip jums atrodo greitų metų? Man tai 1 diena yra greitų metų, o kitam gal 1 mėnesis yra greitų metų. Tai mes tada jau pasukam jį į tam tikras jau sumas, datas. Nu, reikia turėti konkretumo. Kai tu neturi konkretumo, tai tu čia šakėm per vandenį, va taip va mosuoji ir čia vadinasi, čia bandom, dirbam, bet neturim jokio konkretumo. Tai jeigu mes jau susistatėm ir matom, kad jis vis tiek vėluoja, tai jis nesilaiko žodžio. Nu, aš skaitau taip. Tada jau bandom derintis, tai kodėl jūs nesilaiko, tai kada vykdysit, kaip ką. Ir iš tikrųjų nuomininkų stebim ne tik tai, ką jie sako, bet ir pačią jų sveikatą. Taigi atliekam ir monitoringą, žiūrim, kiek darbuotojų, kokios pajamos, ar yra teisme ieškinių, stebim, kokia jo sveikata. Gal jis jau ten pasiligojęs ir mums, kaip pasakyti, jau reikia nusitraukti tos santykius, nes čia, kaip ir anksčiau minėjau, gyvas skolininkas tai gyvas. Mirusių mums nereikia. Žodžiu, kiekvienas klientas yra tam tikras organizmas, kurį Taip. jūs skanuojate iš visų pusių Taip. pagal tam tikrą schemą. Taip. Ar gali kolegom papasakoti tiesiog kurioziškų atvejų, per kuriuos mes matytume, kaip mes patenkame į situacijas, kurias patys susikūrėme? Aš papasakosiu situaciją, kuri skambės kaip ir su juoko gaidelė, bet iš tikrųjų ten galima įžvelgti teisybę. Kai yra pasirašoma nuomos sutartis, nauja patalpų, pavyzdžiui, nuomos sutartis, taigi visi plojam rankom, tokia šventė. Aš net prilyginu, kaip vedybos, vestuvės, įvyko vestuvės. Balius brangiausias, patalpos gražiausios, visur fotosesijos, grandiozinis atidarimas, jaunikis turtingas, jaunoji tikisi, kad jis ir bus geras vyras šeimoje, vien žodžiu, šeimos idilė. Tai lygiai tas pats ir čia, kai pasirašom tą naują nuomos sutartį, tikimės, kad viskas gerai, pasižiūrėjome jo tą sveikatą, atrodo, vidutinio lygio įmonė. Bet kai prasideda jau tas realus gyvenimas, tai kaip ir šeimoj. Tai jau žiūrėk ir indus daužo, tai jau ir namo negrįžo laiku. Šaržuoju apie mokėjimus, tiesiog vėluoja. Tai jau ir nuomotojas piktas, ta jaunoji, jau žodžiu net ir galvoja gal skyrybų ar kažko. Tai lygiai tas pats yra, kai prasideda tas realus jau gyvenimas su nuomininku ir prasideda įsipareigojimų tas vykdymas, nes mes pasirašom patalpų nuomos sutartį, tai viskas gražiai skamba. Draudimus pateiks, užstatą pateiks, laiku mokės sąskaitas, įsirengs patalpas, prižiūrės jas, tvarkys, ten pildys kasdieninės apyvartas laiku, viską darys laiku.
Bet jau kai ateina metas daryti, tai žinokit, jau reikia ir paprašyti geruoju, ir pakelti toną, priminti apie bausmes kokias tai, ar ten delspinigius rašysim, arba tiesiog net pasibeldė ir į tą moralę, kad žiūrėkit, mes tai pasirašydami tai tikėjomės, kad jūs vykdysit viską laiku, kodėl taip vyksta, kas atsitiko, pasakykit, papasakokit, mes tikrai taip pakankamai draugiškai, mes ne kiek baudžiam, bet mes bandom surasti priežastį, ar gal jam pagalbos, gal jis nemoka kažko padaryti, būna tokių techninių dalykų, nežinau nuo ko pradėti, kaip čia, tiesiog pirmą kartą, gal prekybos centre, trūksta patirties, tai mes bandom jam patarti, bet būna ir tokių piktybinių, kur... Ar pastebi, kad yra klientų, kurie yra ne vien tik savo neapdairumo, bet ir išorės, laikmečio ekonomikos, kitų dalykų, arba dar kitų bendrų ten jų susitarimų tiesiog aukos. Ir tu matai, kad tu nieko negali padaryti šitoje situacijoje. Visada galim. Jeigu, žinokit, bandai planą A, nepaėjo, tada imi planą B, planą C, vis tiek yra kažkur atsakymas, nėra, kas čia neįmanoma, viskas yra įmanoma. Aš tokių nesivadovauju, čia neįmanoma, net nesvarstau tokių. Žodžiu, tavo praktikoje nebuvo tokių situacijų, kad tavo skolininkas išeitų tau nesumokėjęs. Tai aišku, kad buvę. Kaip pasakyti, mes apie tai nekalbame. Mūsų užduotis ir yra tą lemputę uždegti laiku ir atsisveikinti su tokiais nuomininkais, kaip jūs ir sakot. Vat mano tikslas šiame darbe konkrečiai, tai ir yra, kad neturėti paliktų skolų, reiškia, turi būti. Kaip aš sakau, nesuvalgytas užstatas. Reiškia, jeigu 3 mėnesių pateiktas užstatas, jis ten 1 mėnesį nesumoka, 2 mes turime pilną teisę jau nurašinėti tą užstatą ir dengti skolas. Tai va, tai reikia laikyti tą botagą ar virveles, kad nesuvalgyto užstato, turėti to lašinuko, nes kai ateis juoda diena, tai reikės tą lašinuką išsitraukti iš kišenių ir dengti. Tai užduotis šita pagrindinė ir yra. Kaip išsiugdo šita sistema, kad bet kokiam atvejui turėti pakeitimą, kad dabar jau čia bus taip, jau jūs pasiruošę ką daryti? Tai mes turime koordinuoti savo veiksmus, čia žinokit, kaip taktinis bendravimas, mes bendraujam nuolatinai, su nuoma dirbam glaudžiai, kaip kokie ten broliai seserys ir jau jaučiam, aptariam, kad va šitas nuomininkas gali greitai lūžti, kirstis, tai ar jo vietą turim ką nors pakeisti? Ar neturim, koordinuoji tuos veiksmus. Gal tas nuomininkas dar kvėpuoja, klausyk, tai dar galima jį kaip nors ten dirbtinių gaivinimų dar laiką pratempti ir jau tada turėti, kaip sakyt, įdėti tą vietą. Čia amžinai visada galvoju, kaip... Šiandien tavo tokia yra pozicija, kad jeigu tu susitiktum su jaunais darbuotojais, kurie eitų tavo keliu, tai jau jie būtų baltos varnos, o tu būtum ta juoda. Ką tu jiems pasakytum? Ką jie turi praeit? Ką jie turi išmokti? Gal lyg tai būtų tavo vaikas. Ai, tai nebijok, eik drąsiai, būk draugiškas ir neapsigauk. Dažnai tenka girdėti, kad štai koks žmogus gudrus, koks jisai klastingas, koks jis toks ir anoks manipuliatorius. Augustinas tai vadina vienu žodžiu. Žmogus yra labai kūrybingas. Ar aš gudri, ar skolininkai gudrus, ką norėjot pasakyti? Aš norėjau pasakyti, kaip tau atrodo, kūrybingumas apima šitas? Be abejo, kad taip. Vienareikšmiškai. Tiesiog tu turi net pajusti, kiekvienas nuomininkas yra skirtingas. Tu bendrauji tiek ir su vadovais, tiek su buhalterija, tiek su galbūt ten kokius vadybininkas yra, pavyzdžiui, atsakingas už mokėjimus. Visaip juk būna įvairių sričių. Tai tu turi pajusti to žmogaus toną, priėjimą, pagaliau nuotaiką ir panašiai. Su vienais nuomininkais tu gali bendrauti, pavyzdžiui, tik elektroniniu paštu. Negali šnekėti telefonu. Yra kažkoks tiesiog sunku bendrauti jam telefonu. Geriausiai e-mail. Kiti tik telefonu, pavyzdžiui. Gali rašyti 10 laiškų, rašytojai galim būti, nieko jis nedaro, nereaguoja, paskambini, iš karto sutvarko. Tai tu turi prisitaikyti. Kitam, pavyzdžiui, jau net ir e-mailo forma netinkama, jam būtinai reikia gauti raštą. Jau kai gaus raštą, o mes tai mokam rašyti, tai parašom, jau tada žiūrėk, atsirado veiksmas ir bendravimas, ir atsiskaitimai, ir laiku pateikė. Tai va tokią formą turi įvairiai gaudyti, kam kas tinka. Agne, žodžiu, apie slidinėjimą mes kitą mėnesį. Aš irgi susirūpinau, kur tas slidinėjimas. O dabar nauji metai kolegoms palinkėjimą.
Būkit drąsūs, kūrybingi, draugiški, palaikykim vieni kitus. O dėl skolų? Tai dėl skolų, kad mano kolegos niekas skolų neturi, visi geri. Labai ačiū Agnei Baltrimavičienei, turto valdymo juristė iš Baltikret. Ir susitiksim su tavimi, Agne, tikiuosi kitą mėnesį. Ir ačiū kolegos, kad klausėte. Iki kito penktadienio. Ačiū, iki.